Labas, avinai. Labas, kaip jūs laikotės? Tikiuosi viskas gerai. Okay. Asmeninius skaitimus kol kas esu pristabdžiusi, asmeninės konsultacijas. Tie, kas norite, kviečiu prisijungti prie Mėnulio upės genties. Tai yra YouTube narystė. Ten matysit papildomas žinutės. Taip pat, nieko daugiau taip pat. Šitas skaitimas turės savo išplėstinį skaitimą. Mes dabar žiūrėsime su Taro, o išplėstiniam skaitime pasižiūrėsim, ką mums sako įvairios orakulo kortos, kokios yra papildomos žinutės. Okay? Okay, avinas. Mano katė laksto, nekreipia dėmesio. Jai pradėjo patikti reikštis. Ypač kada aš filmuoju, nežinau kodėl, ar tai yra susiję ar nesusiję. Bet, žodžiu, jinai linksminasi. Avinas. Kas yra svarbu avinai? Monetų tūzas. Kas yra svarbu avinai šiuo metu? 10 taurių. Oh, wow. Paskutinysis teismas, monetų pažas, kalavijų pažas, kvailys. Taip. 10 kalavijų. Okay. Akivaizdu, mes matome naują pradžią, naują startą. Tas naujas startas gali prasidėti nuo labai materialaus, žemiško kažkokio aspekto, nuo labai žemiškos intencijos. Ir tai gali nuvesti į didžiulę emocinę pilnatvę. Kas yra monetų tūzas? 2 kalavijus nenorit matyti ir nenorit priimti naujos pradžios. 2 kalavijai, mirtis ir kalavijų karalienė. Kas yra 2 kalavijai? Kažkas, ko jūs nematėt, nematot? Taurių karalienė. Kai kurie iš jūsų buvot labai dosnūs situacijoje, netgi galbūt naivoki, toks jausmas, kad kažkas jūs matė kaip tuos, prieš kuriuos gali manė, kad gali jūs nuvilti ir jūs atleisit. Gali jūs įžeisti ir jūs vis tiek naiviai tikėsit, jūs vis tiek toliau darysit tai, ką darėt. Ir toks jausmas, kad jūs transformavotės. Visiškai į kitą archetipą. Kas tai per transformacija? Kas yra mirtis, atgimimas? Trys kalavijai, širdgėla. Širdgėla jūs privertė transformuotis. Tai, ką jūs išgyvenot. Ir ką mato kalavijų karalienė? 6 skeptrai pergalė. Kai kurie iš jūsų turite kažkokią
palaikymo komanda, tai gali būti vieno žmogaus komanda, tai gali būti kelių žmonių. Tie žmonės jūs palaiko, jie padeda jums matyti adekvačiai realybę. Kas yra konkrečiai tas monetų tūzas, ta nauja pradžia, į kurią jūs einat? Ar kuri jums yra siūloma? Karieta. Tai yra pokytis. Kai kurie iš jūsų kraustotės, keičiat gyvenamą vietą. Kai kurie iš jūsų blokuojat vėžį ir einat svarstyklių arba, blokuojat vėžį. Einat svarstyklių link. Kai kurios iš jūsų įskaudino skorpionas. Ir jūs einate vėžio svarstyklių partnerystės link. Gali būti, kad kažkas palieka vandens ženklą ir ateina oro ženklo link. Tai yra pokytis. Kas yra 10 taurių? 4 taurės ir 8 skeptrai. Tai yra praleista galimybė arba galimybė, kurios jūs nematėt arba kažkas nematė su jumis. Ateina komunikacija, pasirenkamas judėjimas pozityvo link. Kas tai per komunikacija, kas bus pasakyta? 8 kalavijai. Kas yra 8 skeptrai? Gali būti, kad kažkas jums nedavė ramybės. Buvo kažkas, kas kabėjo ant jūsų galvos ganėtinai ilgą laiką. Tai gali būti susijęs su šeima. Ir toks jausmas, kad tai yra jau padėta ilsėtis. Paskutinysis teismas. Pažai ir kvailys yra nauja pradžia, nauja energija. Paskutinysis teismas indikuoja, kad tai grįžta antram raundui. Kas grįžta antram šansui? Taurių riteris. Žinia ir bokštas. Gali būti, kad tai netikėtas grįžimas. Kas yra taurių riteris? 8 monetos ir monetų pažas. Tai gali būti žmogus, su kuriuo jūs dirbote. Labai lėtas judėjimas. Man toks jausmas, kad su tuo žmogumi tiesiog išsiskyrė jūsų keliai dėl kažko. Bet tai buvo kažkokioj materialioj tėkmėj, tai nebuvo emocinė tėkmė tarp jūsų. Gali būti, kad tas žmogus ateis parodyti savo interesą. Kodėl čia yra bokštas? Skeptrų pažas, netikėta žinutė. Mes matom tas žinutės, ar ne? Tai akivaizdu, kad tas žmogus megs kontaktą su jumis. Ką sako kvailys? 9 kalavijai, kantrybės, saikingumas. Kad turėtumėt paleisti tą pergyvenimą, nuolatinį nerimą, bemiegės naktis. Leisti savo atsipalaiduoti. Truputį atsitraukti nuo to nerimo, kurį galbūt jaučiate jau kurį laiką. Kvailys. 10 monetų. 6 taurės. 3 skeptrai. Jo, viskas bus gerai.
tas sunkus ciklas, jisai užsidarys su laiku. Aš matau, kad yra tam tikri žingsniai, kuriuos jūs įgyvendinat, ar ne, tai jūsų vidinės perspektyvos pokytis, pokytis tai, kaip jūs save pozicionuojat savo gyvenime, ar ne, tas toks rožinių akinių nusiėmimas, adekvačiai realybę pamatau, vertinu ir priimu atitinkamus sprendimus. Taip pat yra tam tikri dalykai, kurie buvo galbūt karmiškai perduoti per giminės liniją jums, jūs juos nulaužinėjat, arba tam tikri slegiantys dalykai, kurie jūs slėgė ilgą laiką. Galbūt tai susijęs su šeima, su santuoka, su artimaisiais, su draugais, su jūsų pašaukimo keliu ir panašiai. Tai, kas jūs kalino, jūs tarsi po truputį nutraukinėjat tas grandines ir leidžiat savo išsveikti. Yra labai daug ramybės jūsų priimamuose pokyčiuose. Tai yra didžiuliai pokyčiai, tai yra didžiulės transformacijos, bet visa tai tarsi yra įžeminta ir subalansuota per jūsų vidinį balansą, vidinę ramybę. Ar ne? Tai, kad jūs nepanikuojat, nesidraskot, negriaunat visko ir panašiai. Atitinkamai grįžta tam tikros energijos, kurios domisi jumis, kurios nori jūs tyrinėti, nori turėti bendrų patirčių. Kai kuriems tai vyks dabar, kai kuriems reikės lukterti. Man atrodo, šaulio sezonas, Skorpiono šaulio sezonas bus svarbus šitoj vietoj. Ok, pasižiūrėkime, ką mums sako orakulas, apie ką mes kalbėsim išplėstiniam skaitime. Kokios yra orakulo žinutės avinai? Susigrąžinkit savo nepriklausomybę. Jūs tai darot. Jūs tai darot. Visos tos transformacijos, kurias aš įvardinu, yra susijusios su jūsų nepriklausomybė. Priimkite buvimą tarp pasaulių. Embrace the in-between. Tai, kad jūs esat viena koja ten, viena čia, ar ne esat tame tranzitiniam periode, kuris gali atrodyti kaip tuščias vakumas, arba kaip labai keista, nestabili būsena, kurioje jūs nelabai dar sugaudo naujas definicijas, kur kas kaip, ar ne, bet jūs eina teisinga linkme. Kai kuriems iš jūsų reikia atgauti nepriklausomybę situacijoje. Ir dabar yra sėkmingas laikas, kurkite su visata. Pamatykite ženklus, ką jums nori pasakyti visata ir bandykite eiti kartu su tais ženklais. Pašalinkit šlamštą, susitvarkykit namus, peržiūrėkit spintas, rūbus, daiktai, kurie stovi jau ilgai nenaudojami, nereikalingi, lauk. Ok, taip, kas čia dar? Avinas. Avinas. Įsipareigojimas. Kalba yra apie kažkokį kontraktą. Žiūrėkite giliau. Aktyvistas. Ok. Taip. Pažiūrėkim, apie ką kalbėsime čia. Avinas.
Suteikite savo draugystėj šansą ir nuoširdūs pokalbiai. Praėjusio gyvenimo santykiai, draugystė. Kas čia? Retrytas. Rūpesčio žinutė, susirūpinimo žinutė, kaimas, garbė, privilegijuota ledi ir namas. Ok, mes pasižiūrėsim, apie ką eina čia kalba, ar yra dar kažkas, ką galėtumėm pažiūrėti. Ok. Kol kas bus viskas, aš eigoj vis tiek išplėsniam skaitime ištyrinėsiu šitas orakulo kortas ir galbūt pabaigai mes pasižiūrėsim dar kažką papildomą žinutės, ok? Tai nuorodą rasite apačioj, ramybės, balanso, tikiuosi tai buvo naudinga.